Sveiki visi, su jumis laida Finansų akademija ir aš laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė. Paprastai itin lengva pastebėti antraštę žiniasklaidoje, jog kaupti pensijai nereikia, nebūtina, o galbūt ir neapsimoka. O štai po naujų metų jau tradiciškai žmonės yra įtraukiami į antrą pensijų pakopą. Tai į klausimus apie antrą pensijų pakopą, kodėl vis dėlto reikėtų rūpintis savo finansinę ateitimi, mums padės atsakyti Lietuvos laisvosios rinkos instituto jaunesnioji ekspertė Reda Simonaitytė Mikulė. Sveiki, Reda. Labas, Šarūnė. Malonu Jūs čia matyti. Na ir pradėkime tą mūsų laidą nuo pat pradžių. Tai kas ir kodėl lėmė tai ir kaip susiformavo būtent pensijų sistema, kurią turime šiandien? Tai viskas prasidėjo nuo pačių seniausių laikų. Tai ta mūsų turėta sovietinė pensijų sistema, kuomet žmogus buvo visiškai priklausomas nuo valdžios, 2004 metais papildė kaupiamoji pensijų sistema. Tai prie pirmosios pakopos, tai yra valstybinio pensijų draudimo, prisijungė dar ir antroji ir trečioji pensijų pakopos. Jose žmogus kaupia pensiją pats savarankiškai. Antrojoje pakopoje yra kaupiamos žmogaus pajamos nuo neapmokestinamų, kaupiami žmogaus pinigai nuo neapmokestinamųjų pajamų, o trečioje pakopoje jau mes atsidedame savo pajamas po mokesčių, kiek jau mums atrodo, kad yra reikalinga. O kodėl tai buvo svarbu ir reikalinga Lietuvai, kad ta sistema atsirastų? Taip, tai tikslas pereiti nuo einamosiamis įmokomis finansuojamos pensijų sistemos iki kaupiamosios buvo toks, kad reikėjo sumažinti žmogaus priklausomybę nuo valdžios senatvėje ir motyvuoti žmogų rūpintis savo pensiją savarankiškai. Tai čia ir buvo toks vienas iš pagrindinių tikslų, nes kaip ta pensijų sistema veikia. Jeigu kalbėtume apie antrąją pakopą, tai žmogus į antrąją pakopą yra įtraukiamas automatiškai ir nuo neapmokestintų pajamų yra atidedama tam tikra jų dalis. Ir tas valstybė prisijėmė tokį, kaip pasakyti, subsidiarumo vaidmenį. Jinai skatino žmogų pačiam rūpinti savo senatvę, tai padalindama naštą tarp savęs ir žmogaus. Tai dabar kiekvienais metais vyksta tas automatinis įtraukimas ir ką žmogus gali pasirinkti, kokie yra jo pasirinkimai. Ar tai yra privaloma? Tai į antrosios pakopos pensijų kaupimą yra įtraukiami visi pilnamečiai asmenys iki 40 metų ir tas įtraukimas yra kartojamas kas 3 metus. Kokių mes pasirinkimų turime, tai galime, kai mūsų įtraukia, mes turime pusę metų apgalvoti savo sprendimą, ar mes norime pasilikti antrojoje pakopoje, ar nenorime. Ir kitas dalykas yra, mes galime metams susistabdyti pensijų kaupimą antrojoje pensijų pakopoje. Kodėl ta antroji pensijų pakopa iš tikrųjų yra svarbi ir kodėl valstybė ją įvedė, nes pas mus žmonės yra ryškus toks ekonomikoje dažnai girdimas laiko pirmenybės principas. Mes žmonės... Ką tai reiškia? Taip, tai mes žmonės esame linkę teikti pirmenybę šiandienos vartojimui, per daug negalvodami apie ateitį. Tai pavyzdžiui, dabar pagal Lietuvos banko tyrimus kas trečias žmogus yra linkęs galvoti, kad mano ateitimi pasirūpins kažkas kitas, bet ne aš.
Tai vat, kad tą mąstyseną keisti, valstybė imasi to tokio auklėtojo vaidmens, ar ne, kad paskatintų žmogų mąstyti apie savo senatvę savarankiškai ir dėti tikras ir realias pastangas sukaupti kuo didesnę sumą. Komentaruose labai lengva pastebėti žmonių tą tokį nusistatymą ir priešiškumą. Tai kaip galvojat, kas lemia tai, jog žmonės nėra linkę pasitikėti pensijų fondais? Tai pensijų sistema iki dabar buvo pakeista jau 24 kartus. Tai dažni pokyčiai, ypač kai mūsų visuomenė yra labiau finansiškai neraštinga negu raštinga, tai kai mes žinome mažiau ir gauname labai daug visokios informacijos, mes nežinome, kaip tvarkingai tą informaciją atsirūšiuoti ir labai lengvai perimame tą formuojamą neigiamą diskursą, kad ta pensijų sistema, kuri galioja dabar, yra neteisinga, nemotyvuoja kaupti, neleidžia žmogui su savo privačia nuosavybė elgtis taip, kaip jis nori. Tai iš tikrųjų visi šitie pakeitimai, kurie yra siūlomi, tai dabar kaip tik yra siūloma leisti atsiimti žmogui dalį sukauptų lėšų iš savo pensijų fondų. Ir kaip galvojat, ar tai skatina žmogų pasitikėti pačiu kaupimu, jeigu vis yra sugrįžtama prie klausimo, jog vis dėlto žmogus turėtų galimybę atsiimti visus tuos sukauptus pinigus? Tos motyvacijos ir to pasitikėjimo tokie pasiūlymai tikrai nedidina. Netgi Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacija darė tokį tyrimą, kuriame paaiškėjo, kad apie 40% respondentų mano, kad pokyčiai pensijų sistemoje yra per dažni, o net 50% tokių respondentų sakė, kad nuosekli sistema ir pokyčių nebuvimas kaip tik motyvuotų juos kaupti. Tai jeigu valstybė siūlo leisti atsiimti dalį sukauptų lėšų, tai ji visiškai prieštarauja tam pirminiam tikslui, dėl kurio ir buvo įvesta ta antroji pakopa, tam, kad žmogus savarankiškai pasirūpintų savo senatvę. Tai tokiu atveju žmogus turi priimti dilemą, ar pasitikėti valstybę, ar vis dėlto rūpintis pačiam savo ateitimi. Tai ką jūs pasakytumėte šito vietoje ir ką galėtumėte rekomenduoti žmonėms? Iš tikrųjų svarbu yra suprasti tą ilgalaikiškumo principą. Jeigu mes nuosekliai atsidedame pensijai, taupome jai, tai kai pasieksime tą pensijinį amžių, mes ir turėsime adekvačią pensiją. Bet ta visa sistema ir yra sukurta taip, kad jinai veiktų tik tai tokiu atveju, jeigu jos yra laikomasi nuosekliai. Tai jeigu aš išsiimsiu tuos pinigus anksčiau, tai automatiškai aš ir nebeturėsiu adekvačios pensijos. Tai čia tikriausiai labai tiktų Estijos pavyzdys. Kaip tik norėjau klausti, ar yra tokių pavyzdžių ir kas įvyko tuomet? Jo, tai čia yra vienas iš tokių pavyzdžių, kuris rodo, kai žmonėms duoda per daug laisvės, jie nebežino, ką su tą laisvę daryti. Tai kai 2021-aisiais Estijos valdžia nusprendė padaryti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje savanorišką ir leido atsiimti sukauptas lėšas, tai tą padarė apie daugiau negu ketvirtadalis kaupiančiųjų ir lėšas atsiėmė būtent tie, kurie linkę mažiausiai taupyti. Tai va tokie žmonės pasiėmė savo pinigus, juos panaudojo padengti įvairioms paskoloms arba brangesniems pirkiniams. Tai nepaisant to, kad tai sukėlė didelį ekonominį atsigavimą Estijoje, trumpalaikėje perspektyvoje. Po to tas ekonominis atsigavimas virto recesija dėl staigaus vartojimo. Subliuško dėl staigaus vartojimo pokyčių. Tai vat nepaisant to,
dabar ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija sako, kad šita reforma labai sumažino žmonių pensijų adekvatumą. Tai reiškia, kad oriai pensijai užtikrinti tų sukauptų lėšų žmonėms nebepakaks. O kaip Lietuva bendrai atrodo visame ES kontekste, kas liečia būtent pensijos išmokas? Tai jeigu mes žiūrėtume į pirmosios pakopos duomenis, nes būtent tokius duomenis renka Eurostatas, tai Lietuvos gyventojas pakeičia tik tai 30% savo buvusių pajamų. Tai reiškia, aš gaunu tik pensiją, kuri yra 30% mano dydžio pajamų. Lyginant su ES vidurkiu, ES vidurkis yra 60%. Tai jeigu gavome 1000 eurų, tai lieka 300 mums. Jo. Tikrai nedidelė suma ir ta suma yra labai arti skurdo ribos. Ir tikrai nėra lygi oriai senatvėje. O kalbant apie antrą pensijų pakopą, kiek procentaliai galima būtų tikėtis to padidėjimo, jeigu dalyvauja vis dėlto pačiam kaupime? Tai bent jau iki 60 ar 70%, jeigu kaupiame nuosekliai ir jeigu kaupiame ne mažiau negu 20 metų. Tai tikrai įmanoma užsitikrinti orę pensiją. Ir be abejo, dabar, kai mes esame jauni, mes galime investuoti daugiau ir rizikingesnius fondus, daugiau pinigų, taip gaudami didesnę grąžą, jau senatvėje vėl atvirkščiai pagal riziką valdyti savo pajamas. O kaip galvojat, kodėl būtent tas dėmesys yra būtent fokusuojamas į jaunus žmonės ir nuo 40 jau yra nebekviečiami įsitraukti į sistemą ir dalyvauti pensijų kaupime? Nes jauni žmonės yra, kaip sakyti, mūsų visuomenės ateitis. O jeigu taip tariant, tai jauni žmonės pasižymi ypatingai mažu finansiniu raštingumu. Jeigu vyresni žmonės jau atsargiau dėlioja savo finansus ir daugiau pajamų atsideda į taupimą, tai jaunesnieji žmonės nors ir atsideda į taupimą, bet tas taupimas nėra, tarkim, pensijai, o yra kelionėms ar pramogoms. Tai tam ir yra sukurtas tas įrankis, kad jau nuo tokio jauno amžiaus mes pradėtume galvoti ir gautume tą tokią paspirtį galvoti. Ir vis grįžtama prie to klausimo, jog pensinis laikotarpis turėtų būti dar labiau ilginamas. Tai kokios demografinės galbūt priežastys ar kiti dalykai tai lemia? Taip, tai ta demografinė padėtis mūsų yra tokia, kad vis daugiau žmonių išeina į pensiją, negu ateina į darbo rinką. Tai šie metai buvo pirmieji, kuomet tokių pensininkų pasidarė daugiau. Dabar tik tai keliais šimtais daugiau, bet galime tikrai tikėtis, kad šitas skirtumas pasieks ir tūkstančius. Tai kadangi mūsų ta pirmoji pakopa yra paremta taip ant to, kad dabartiniai dirbantieji moka mokesčius ir tais mokesčiais yra finansuojamos dabartinių pensininkų pensijos, tai automatiškai dėl demografinių priežasčių valstybės spaudimas darosi vis didesnis. Tai kad tą spaudimą sumažintų, vienas iš įrankių ir yra atitolinti pensinį amžių. Tuo metu taip bus mažiau pensijų gavėjų ir nebeliks tokio didelio išlaidų spaudimo. Be abejo, dar viena priežastis yra ir trūkstamų darbuotojų skaičius. Trūksta mokytojų, trūksta ir gydytojų, tai atitolindami pensinį amžių mes užtikriname, kad to trūkumo bus vis mažiau. Tai vis dėlto turbūt ir į darbo rinką ateina mažiau žmonių. Taip. Tai irgi prisideda, ar ne? Taip, tai irgi prisideda, nes jeigu mažiau dirbančiųjų yra, tai
automatiškai surenkama mažiau mokesčių, iš kurių yra finansuojamos pensijos. Tai ką galėtų papildomai dar padaryti valstybė, jog vis dėlto žmonės dažniau pasirinktų savarankišką kelionę ir būtų labiau linkę patys rūpintis savo finansinę ateitimi? Tai iš tikrųjų žmonės ir pabrėžia tą valstybės vaidmenį kaip labai svarbu jiems galvojant, ar kaupti antrojoje pensijų pakopoje ar ne. Nuoseklios ir stabilios motyvacijos iš valstybės didina žmonėms paskatas kaupti. Nes jeigu žinau, kad aš sukaupsiu pensijai pakankamai pinigų, tai tuomet aš ir rinksiuosi kaupti. Nes tie pasiūlymai, kurie yra dabar, kaip minėjau, jie visiškai prieštarauja tam pensijų tikslui. O žmonės būtent ir tikisi stabilumo ir nuoseklumo iš valdžios. Labai, benagrinėjant man pensijų temą, iškilo viena labai gera frazė. Valdžios keičiasi, o karalienė lieka. Tai kol ta pensijų sistema, iš esmės ta karalienė, ji turi būti neliečiama ir nejudinama, kai keičiasi valdžios. Vieninteliai pokyčiai, kurie galėtų būti, tai tie, kurie didina žmonių sukauptas pajamas. Tai yra nuoseklus tarifo į antrąją pakopą didinimas. Tas buvo daroma įvedus tik šitą pensijų kaupimą 2004 metais, po to tas tarifas buvo sumažintas. Taip, ir dabartinio atveju ar yra bent jau prie pasiūlymų teikiamų, jog tas valstybės indėlis ir pačio žmogaus atsidėjimas didėtų? Ne, kol kas tokių pasiūlymų nėra. Tai vis dėlto šitas man nėra niekaip indeksuojama. Ne, tai yra visiškai 3 procentai nuo žmogaus atlyginimo, valstybė dar prisideda prie to. Tai, be abejo, jeigu mano pajamos kyla, tai mano ta atsidedama dalis irgi kyla, bet pagal pasaulinę praktiką reikėtų per mėnesį atsidėti bent 10 procentų savo neapmokestintų pajamų, tam, kad ta pensija tikrai mus džiugintų ir leistų gyventi oriai. Didelis atotrukis nuo 3 iki 10, bet galbūt reikėtų ir švietimo kažkokių pasikeitimų, kurie lemtų būtent šitos pokyčius. Tai be abejo, vienas iš tokių siūlymų yra edukuoti gyventojus, kad jie suprastų, jog niekas jų ateitimi nepasirūpins taip gerai, kaip jie patys, nes manau, vien tas, kad aš žinau, kad aš gausiu tik tai 300 eurų pensijos, tik tai 30 procentų savo buvusių pajamų, man turėtų jau būti pakankamas spyrius į užpakalį, kad pradėčiau kaupti. Tai čia yra gyventojų švietimas, tai ir to finansinio raštingumo didinimas. Skatinimas patiems žmonėms investuoti, domėtis ir atsikratyti to požiūrio, kad valstybė neturi būti vienintelis mano aprūpintoje senatvėje. O kiek yra maždaug rekomenduojama sukaupti lėšų, procentaliai, jog būtų galima oriai senatvėje gyventi ir bent jau išlaikyti tą kokybę? Tai manau, bent 80 procentų būtų pakankamas rodiklis. Beje, tokia pakeitimo norma ir yra Liuksemburge. Ir apskritai, jeigu mes žmonės patys daugiau kauptume, tai žiūrėkit, net nebereikėtų to pensijinio amžiaus nustatyti, nes jeigu aš sukaupiau pakankamai savo pensijai, būdamas 50, kas man trukdo ją išeiti. Tai gali padaryti tik tai mūsų teisingai priimami sprendimai. Be abejo. O galbūt yra gerųjų pavyzdžių šalių, kurios jau yra pasiekę tą 10 rekomenduojamų procentų. Tai manau, viena iš tų šalių tikrai yra Jungtinė karalystė. Ten dabar reikėtų iš tikrųjų pasitikrinti, bet procentas atidedamas į antrąją pakopą tikrai yra didesnis negu 10 procentų.
daug kas apie tai rašo, kad taip reikėtų daryti ir sakau, Lietuvoje irgi buvo tarifas padidintas net iki 5,5 procentų, bet tada krizės metu jis buvo sumažintas iki 2, na ir tada dabar pakilo vėlgi iki 3. Tai to nuoseklumo pas mus tikrai labai trūksta ir svarbus yra tas ilgalaikiškas žvilgsnis ilgojo laikotarpio, nes tas siūlymas atsimti lėšas tai yra labai tokio trumparegystės. Visiškai duodant, neužtikrinantis gerovės tavo ateityje, o kaip tik valstybės ir tikslas turėtų būti perversti tą laiko pirmenybės principą ir padėti žmonėms išlaikyti tas lėšas iki pensijos, o ne išleisti dabar. Galbūt ir mums, lietuviams, pavyks tą tikslą pasiekti. Tai Irena, koks būtų jūsų palinkėjimas ir patarimas visiems jauniems žmonėms, kurie vis dėlto abejoja, ar verta dalyvauti šioje sistemoje? Patarimas būtų toks, kad niekas nepasirūpins tavimi taip gerai, kaip gali pasirūpinti savimi pats. O jeigu savimi nepasirūpinsi, neturėsi kaltinti nieko kito, kaip patį save. Tai čia būtų sveikiausias požiūris ir patarimas kitas yra nuolatos mokytis. Tai ačiū Reda už ekspertiškumą ir žinias. Ir šiandien su jumis buvo laida Finansų akademija, aš laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė ir mūsų Lietuvos laisvosios rinkos jaunesnioji ekspertė Reda Simonaitytė Mikulė. Ačiū Reda dar kartą, iki kitų susitikimų Finansų akademijos laidose.